mes šioje laidoje kankinsime mūsų dalyvius. Pakvieskite dalyvius. Sveiki atvykę į mano darbo kabinetą. Kad numalšintumėm stresą, paklausinėsime apie savo varžovus. Taigi, pirmas klausimas Žilvinui. Kaip manai, kuris iš dalyvių, būdamas mažas, prieš einant miegot, suskaičiuodavo gretimų namų įjungtas šviesas? Gal jei dalyvis numeris 1 kairiai? Taip. Dabar paklausime Auros. Aura, kaip manai, kuris iš dalyvių dėtis žiurkėną į burną? Gal šita dalyvė? Ne, tai yra Žilvinas. Kaip manai, kuris vaikystėje lunatikuodamas dalyvis prisisiojo į šiukšlių dėžę? Aura. Taip, teisingai. Dar pasakysiu, kad dalyviai gali ir kartotis. Gerai, tęskime toliau. Ieva. Kaip manai, kuris iš šitų visų dalyvių valgo servetėlės? Servetėlės? Taip, servetėlės. Gal Aura? Ne, tai Luka. Aš valgydau. Dabar prasidės tikrasis streso žaidimas. Pasiruošę dalyviai? Taip. Prašau įnešti kankinimo įrankius. Užduotis tokia. Jūs turite pabučiuoti varlę ir atsakyti į klausimą. Pirmas klausimas. Kuo virsta varlė, kai pasakoje ji būna pabučiuota? Ieva? Princu! Taip. Stipriai laikyk! Laikau. Antras klausimas. Varliagyvis, kuris ropoja? Iguana. Ne. Tai yra rupūžė. Bet jums visiems teks pabučiuoti varlę. Trečias klausimas. Per ką varlė kvėpuoja? Luka? Per žiaunas. Per odą. Bet jums vis tiek teks. Gerai. Abi galima. Prašau, ir mano. Dabar trims žmonėms bus ekstra klausimas. Tas, kuris pirmas atsakys, tas išlygs žaidime. O visi kiti pasišalins, bet tik vienas liks. Vienas pasišalins. Taip. Ekstra klausimas. Kurioje šalyje valgyti varles yra normalu? Žilvinai. Prancūzija. Ai, mažytė miela dar.
O tai kodėl? Paimk didelę, jam šitą per daug patinka. Prašau šį kartą princesę. Didelė varlė! Didelė varlė! Varlės nepaklusnės, labai atsiprašom. Prašau. Nežiūrėk taip į mane, man taip pat malonu kaip tau. Deja, bet liks tik 3. Liks Aura, Luka ir Ieva. Žilvinas, prašau pasišalinti. Ačiū. Prašau eiti į mano darbo kabinetą. Antras raundas. Antrojo raundo užduotis yra išvaryti savo priešininko ausis. Pirmas klausimas. Ausies papuošalas. Ieva. Auskaras. Teisė. Švaru, bus švaru. Matosi graži veido išraiška. Na, dabar parodykite, ką ištraukėte. Švarę sausį. Juokai tai juokai. Dabar antras klausimas. Ausies organas, kurio pavadinimas skamba taip pat kaip ir muzikinio instrumento. Būgnelis. Taip. Trečias, paskutinis klausimas. Kuo valomas ausis? Jau. Ausų krapštukais. Teisingai. Rezultatai rodo, kad iš čia išeiti turės Luka. Dalyviai, įeikite į mano darbo kabinetą. Vyksta paskutinis, trečias raundas. Užduotis tokia – uostyti priešininko batus. Nu tai maukite. Pirmas klausimas. Kas šimtakojui yra žmogus? Amžinas. Koks? Tai yra būtybė, kuriam trūksta 98 kojų. Uostykit batus. Antras klausimas. Kiek sliekas turi kojų? Neturi nė vienos. Teisingai. Klausimas. Tai lems Auros likimą. Kiek žmogus iš viso turi pirmų? 20? Ne. Vieną? Jūs neišklausėte visų mano žodžių. Aš pamiršau pasakyti ant kojų. Taigi, pagal taškus laimėjo Aura. Prašome dėl mano proto, aš netaip suskaičiavau paskutinę klausimą. Tad laimėjo Ieva. Iš kur jūs atvykote? Aš iš Vilniaus.
kiek jums metų gal galėtume pasakyti? 16. Ar jūs miegate nuoga? Galima aš jums asmeniškai po laidos pasakysiu. Žinoma. Na tai ką, pradėkime finalą. Pakelkime. Sara. Na ką, jums liko paskutinis klausimas, kad jūs gautumėte šį nuostabų prizą. Tai paskutinis klausimas yra toks. Ką reiškia anglų kalboje adamantai? Salės pagalba galima prašyti? Ne. Deimantas. Ne. Tai yra nesulankstomas metalas iš pasakų. Užeisim dabar. Nu, na, bet paguodos prizas. Dabar reikia tik nesinervuoti.